Projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategijos priemonę kaimo gyventojų aktyvumo, bendradarbiavimo ir bendruomenių gebėjimų stiprinimas. Ir rašėme projektą Druskininkų kaimo bendruomenių aktyvumo ir bendrumo stiprinimui ir gavome finansavimą 21 100 eurų vertės, iš kurių net beveik 19 tūkstančių eurų buvo ES finansavimas ir apie 2 tūkstančiai eurų Druskininkų savivaldybė prisidėjo. Šiuo metu vyksta stovyklos ir kitąmet laukiame daug meninių edukacijų, aktyvių veiklų, tai bus ir linijiniai šokiai, aerobika, šiaurietiškas ėjimas ir skatinsime būtent šių seniūnijų gyventojus įsitraukti į malones, lengvas fizinės veiklas. Ir bus nemažai kūrybiškumą skatinančių, tai ir fotografavimo dirbtuvės, gaminių iš perdirbamų medžiagų kūrimas. Užbaigsime projektą dviračių žygių stovykla vienos paros. Šioje stovykloje turime keletą jaunuolių ir moteris. Iš viso 15 žmonių, 15 kaimynų, kurie čia susitikę. Šiandien mokysis linijinių šokių, turės psichologo užsiėmimus, kad pažintų geriau save, kad pažintų geriau kitą žmogų. Ir vakare atsipalaiduos pirtyje, kubile, o rytoj rytą pradės labai gražią tylos meditaciją. Turim irgi platų spektrą veiklų, nuo to, kad bandysime pažinti savo istoriją, savo vietas, kuriuose gyvenam ir kursim šiai stovyklai skirtą prisiminimą odos gaminį. Ši stovykla Leipalingio bendruomeniai, o jau turėjome vieną, kurie sujungė Vieciūnų gyventojus. Tie ryšiai tarp žmonių trūkinėja. Mes tampam vis labiau izoliuoti vieni nuo kitų ir tai padeda puoselėti ir kaiminystę, ir draugystę, susipažinti su kitu žmogum, giliau negu tik tai iš matymo. Ir tas savaime jau mažina vienišumą, didina tą tokį jausmą, kad aš priklausau, kad aš esu bendruomenės dalis. Ir kasdienybė turi tokią tendenciją tuos ryšius šiek tiek nutraukinėti. Tai dėl to šios stovyklos yra būtent skirtos vėl apjungti žmonės, vėl džiaugtis bendravimu, pabuvimu vienam su kitu, pasimokymu kažko iš vienas kito. Ir būtent ES finansavimas yra ta investicija, kuri padeda šiems ryšiams augti, stiprėti, bet to būtų tikrai labai sunku ir kasdienybėje tokios situacijos nepasitaikytų, kad žmonės tiesiog ima ir ilsisi svetimi, būdami kartu. Projektas numatytas iki 2027 metų balandžio mėnesio ir vykdomas keliais etapais, tai šiemet pradėjome ir užbaigsime stovyklas. Kitąmet bus daug reguliarių veiklų, fizinio aktyvumo, kūrybiškumo skatinimui ir 27 metais vėl tikimės visi susitiks jau žygyje su dviračiais, stovykloje gamtoje. Tai projekto vykdytojas yra Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir veikiame kartu su 2 partneriais, tai Vieciūnų seniūnija ir Leipalingio seniūnija. Kol kas sulaukėm labai teigiamų atsiliepimų, žmonės sako, kad per tą vieną parą, 2 dienas, kiek mes buvom susitikę, jie ir pailsėjo, ir naujai pažino savo aplinkos žmonės ir be abejo susipažino su ta istorija, iš kurios jie patys yra kilę, kurioje bando įsitvirtinti. Tai džiaugiamės, kad pasiteisino šią idėją. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu per tuos 2 metus tikimės, kad sulauksime apie 400 dalyvių įvairiose pavienėse veiklose, apie 80 dalyvių stovyklose ir įtrauksime bent 6 savanorius ir taip pat tikimės, kad paskatinsime ir bent 4 socialinę atskirtį patiriančius asmenis prisijungti prie mūsų veiklų.